Privačiame pokalbėje jau patyręs ne vieną kadenciją aš buvęs Seimo narys, pergalę rinkimuose prilygino orgazmui. Kitas klausas, sako, tai ta prasme, ar aistros prasme, ar tos intrigos prasme, kodėl jūs taip lyginat? Na kaip, kodėl? Būtent po tokio orgazmo, po rinkimų galima atsipalaiduoti ir nebekreip dėmesį savo partnerį. O Dieve. Atsukt nugarą. Taip, užmigt tiesiog gali. Prieš rinkiminį anekdotą. Nu, čia gerai, iš peties. Užmigt ant lauros. Aha. Einam toliau. Taip, dar vienas. Su žmona esame susituokę taip ilgai, kad mums kalbant jį užbaigia mano sakinius. Dažnai juos ir pradeda. Na, vidurinę mano sakinio dalį taip pat jį sugalvoja. Užguištas vyras. Dar vienas. Sako, labai sudėtingas gyvenimas šių dienų tėvams. Pirmiausiai, reikia stebėti tai, iš ką iš interneto parsisiunčia sūnus ir stebėti, ką į internetą deda dukra. Aplaudina dukra teisingai, tėvai, dėmesio jums. Na, kartą sako, važinėjausi Bentliu. Na, kai per perėję ėjau degant raudonam signalui. Žiauru. Oi, pranai, blogai, kad dažai su tais dažais sieną, labai blogai. Žinok, jie labai nekokybiški ir labai toksiški. Blogai, pranai, blogai. O Jėzau, kalbantis katinas. Tai aš ir sakau, dažai labai toksiški. Super. Tik eidamas į 1. klasę vaikas sužinojo, kad jo vardas nėra negalima. Jis turi tikrą vardą. Geras. Sako, mokslo metai kaip, žmogaus moters nėštumas, sako, trunka 9 mėnesius, bet pikint pradeda jau nuo 1 dienų. Teisingai. Oi, čia geras. Kodėl gerintiems vyrams alų atsiranda pilvas nuo alaus? Todėl, kad bedarbis nykštukas turėtų stogą virš galvos. Čia senas, bet geras. Nykštukas bedarbis. Tai gerai, apie žiemą, žodžiu, žiema mokykloje susirgo kūno kultūros mokytojas, jį keičia, aišku, kas? Darbų mokytojas. Nu ir ateina jis į, reiškia, salę ir sako, taip, vaikai, imam slides, darysim taburetės.